esu Aleksandra Antypova, astronumerologė. Ir praeitą antradienį tiesioginio laivo metu pasakiau, kad visi, kas parašys savo klausimus po mano išsaugoto laivo, šiandien, tai yra po savaitės, gaus į juos atsakymus. Ačiū už palaikymą, už širdutes. Iš tikrųjų nesitikėjau tiek daug peržiūrų, virš 7000 žmonių pasižiūrėjo mano prieš savaitę padarytą laivą ir apie 70 žmonių parašė savo klausimus. Tai pabandysiu atsakinėti, pradėti į juos, kol jungiatės. Ir šitą laivą taip pat aš išsaugusiu tiems, kas šiandien nebuvo prisijungę tiesiogiai, bet buvo palikę savo klausimus. Rašiau savo porą klausimų, į kuriuos atsakysiu. Tai ačiū visiems visų pirma, kurie paliko savo klausimus, už jūsų pasitikėjimą. Ir manau, netemkim laiko, iškart pradėsiu atsakinėti. Na, visi, kas nori gauti šio tiesioginio eterio metu atsakymus į savo klausimus, jums reikia palikti savo gimimo datą ir parašyti aiškų klausimą. Į kokius klausimus aš atsakinėjau, suderinamumas, jūsų duotybės, stipriausias, silpniausias, jūsų bruožai, kokios profesijos tinka, kur yra jūsų pinigai, koks dabartinis yra periodas, kokia yra metų prognozė, kokią mėnesį, pavyzdžiui, važiuojate atostogų. Žodžiu, viskas, kas susijęta su astrologija ir numerologija, o tai yra jūsų gimimo data, aš galiu atsakyti. Tai pradedam. Vilija Matusevičiūtė parašė, ar man pasiseks su pinigais ir sveikata ir paliko savo gimimo datą. Tai jinai yra gimusi 1978 metais, birželio 2 dieną. Tai iškart galiu pasakyti dėl sveikatos, Vilija, kad pagal jūsų gimimo datos duotybę matosi, kad jūsų silpniausia vieta, kuri liečia sveikata, yra jūsų skrandis. Ir kiekvienas žmogus turi tam tikrą signalą iš savo organizmo, ir tai galima lengvai apskaičiuoti pagal gimimo datą, kuris parodo į tam tikrą žmogaus silpniausią vietą. Taigi, mieloji Vilija, jūsų silpniausia vieta yra skrandis ir jūsų skrandis visada skaudės, blogai jausitės, kažkas ten dar gali atsitikti su jūsų skrandžiu, jeigu jūs mažai ilsitės. Taigi, jūsų poilsio stoka parodo jūsų skrandis. Dabar jūs dar parašėt, kas yra pinigų sfera su finansais pagal jūsų gimimo datą. Tai aš čia turiu kompiuterį, tai žiūrėsiu kars nuo karto į šoną tam, kad paskaičiuoti. Nesiruošiau jokiems klausimams, tai taip va dabar iškart skaičiuosiu, žiūrėsiu ir atsakinėsiu. Greit bus jūsų gimtadienis. Iš tikrųjų visiems labai rekomenduoju švęsti savo gimtadienius, nes jūsų gimtadienis, jūsų ta diena yra pati stipriausia, jeigu žiūrėti tiek iš astrologinės pusės, tiek iš numerologinės pusės, stipriausia diena, kada jūs galite jungti savo visas stipriausias savybės, kada jūs galite jungti savo sėkmę šiems metams einamasiams, tai labai rekomenduoju švęsti savo gimtadienius visiems. Jeigu jūs nenorit kažkokios didelės šventės, super, puper daryti metų įvykį, tai tada aš rekomenduoju per jūsų gimtadienį kažką pabandyti, ką seniai norėjot. Galbūt jūs norėjot išbandyti kažkokį naują skonį, galbūt norėjot nuvažiuoti kažkur, galbūt svajojot apie kažkokį daiktą, pramogą ir taip toliau. Tai per jūsų gimtadienį aš labai rekomenduoju tai padaryti, jeigu nenorit daryti kažkokią super šventę, tai tiesiog atkreipkite tai dėmesį. Tai, kas liečia gimtadienis. Na, dabar žiūrim Viliją. Vilija, per šiuos metus aš matau, kad jūsų finansai yra labai susijęti su kūryba. Nežinau, kuo jūs užsiimat, jūs neklausat, kokia profesija jums tinka, bet jūsų profesija šiaip turėtų būti su kažkokia kūrybiška sritim susijęta ir kuo daugiau kursit, galbūt kažkokių produktų, galbūt darbe kažkokias taisyklės, tradicijas, tuo daugiau jūs įjungiat savo finansinį kanalą. Toliau taip pat, kas liečia finansus, aš matau, kad jūs galit mažai skirti dėmesio savo šeimai, šeimos vertybėmis ir tai irgi gali jums pakišti koją, kas liečia pinigus. Tai, mieloji Vilija,
finansai ateina per kūrybiškumą, per naujų produktų, naujų tradicijų atsiradimą jūsų veikloje, jūsų darbe. Nesvarbu, jūs esate samdomas darbuotojas, ar jūs turite savo verslą, nors pagal jūsų gimimo datą Vilija rekomenduočiau turėti savo verslą. Tikrai pajėgsite, esate labai valdinga, turite labai stiprias savybės. Tai apie sveikatą aš jums atsakiau, apie pinigus atsakiau. Einam toliau. Judita parašė, ko tikėtis artimiausių metų. Gimimo data yra balandžio 11 dieną 1982 metai. Tai Judita, pasižiūrėkim, ko tikėtis artimiausiu metu jums ir kokias rekomendacijas gali duoti skaičiai ir parodyti, kas liečia su jūsų gimimo data. Iškart matau, kad jūsų pagrindinė šių metų tema yra plėsti viską, ką jūs darot, ir antras momentas apie naujus kontaktus. Mieloji Judita, kuri yra gimusi balandžio 11 dieną 1982 metais, jum reikėtų, jeigu jūs kas nors, kur nors kviečia, tai yra konferencijos, verslo susitikimai, kažkokios parodos, gimtadieniai, nežinau, susibūrimai bendruomenių, viskam sakyti taip, nes šie metai jum yra labai svarbus naujų kontaktų surinkimai. Ir ant kiek daug kontaktų jūs surinksit, Judita, ant tiek daug naujų žmonių jūs gausit, ant tiek tie žmonės nauji, kurie atėjo jūsų gyvenimą, iš tikrųjų padės jums realizuoti jūsų tikslus, pasiekti greičiau tai, ko jūs norit. Tai Judita, mieloji, labai rekomenduoju jums per šiuos metus viskam sakyti taip. Atsimenat, buvo toks filmas su Jimmy Carrey, kuris vadinasi Viskam sakyk taip, kažkaip taip vadinasi. Tai žodžiu, būtent pagal to filmo scenarijų aš jums, Judita, mieloji, rekomenduoju iš tikrųjų ir pragyventi šituos metus. Jeigu jūs jausitės blogai emociškai ar fiziškai per šituos metus, tai vėlgi, Judita, jums reikėtų atkreipti dėmesį į fizinį išsikrovimą. Tai jums tinka pasivaikščiojimai, namie galim padaryti pritūpimus, sportas, padaryti namų generalinę tvarką, tai irgi yra neblogai fiziškai. Tai viskas, kas susijęta su fiziniu kūniu, su judėjimu, jums padės grąžinti jūsų būseną, stabilumą jūsų būsenos, ir todėl ir rekomenduočiau, jeigu jausitės blogai emociškai ar fiziškai, pajudėti per šituos metus. Nes mūsų gimimo data kiekvieno žmogaus visada parodo, kokia pagrindinė žmogaus tema bus per šiuos metus ir kokiais veiksmais mes galim pasiekti savo tikslus. Tuo pačiu ir kaip mes galim greitai atstatyti savo emocinę arba fizinę būseną. Einam toliau. Sekantis klausimas yra neparašė savo vardą, bet nikas yra Beautiful Day 308. Labai gražus nikas, iš tikrųjų. Jinai yra gimusi rugpjūčio 4 dieną 1990 metais. Ir jinai parašė, ar turiu duotybę. Tai pradėsiu nuo to, kad visi žmonės turi duotybę. Tikrai visi. Ir tuo pačiu mūsų gimimo data, jinai visada parodo, kokią duotybę mes turim, kokią pašaukimą, misiją gyvenime, kuo siekti, kaip greičiau mes galim pasiekti savo tikslus ir visą kitą, tai tikrai visada parodo mūsų gimimo datą. Ir jeigu atsakyti jūsų klausimą, merginai, kurios nikas yra Beautiful Day 308, tai duotybę jūs turit. Pas jūs yra labai stiprios šeimos vertybės. Netgi atkreipčiau dėmesį į tai, kad jums tinka daryti verslą šeimos arba tęsti tai, ką darė jūsų tėvai. Pavyzdžiui, jūsų tėvai turi kažkokį verslą savo, tai jūs galite labai gražiai jį tęsti, ne? Arba daryti savo, taip sakant, imperiją nuo nulio. Tai atkreipti dėmesį į šitą dalyką. Toliau, kas dar matosi, sąžiningumo tas lygis, ne? Pas jūs yra taip pat labai stiprus. Tai reiškia, kad jūs esate labai sąžininga ir jūs tikrai norit, kad visur būtų tvarka, įvestos taisyklės, tai vėlgi, ne? Tai yra gerai. Tuo pačiu iš jūsų gimimo datos matosi, kad jūs esate labai stipri asmenybė ir per sunkumus gyvenime jūs auksite. Jums tikrai niekada neduos gyvenimas, likimas, Dievas, žiūrint į tai, ką jūs pati tikit, kažkokių sunkumų, kuriuos jūs negalit praeiti. Tai tikrai jūs viską galit praeiti ir kiekvieną kartą atsistojant po to, kai nukritot, jūs tampat dar stipresnė. Jūsų asmenybė palūžti tiesiog neįmanoma. Tai Beautiful Day 308
labai geros duotybės, labai stipri esate asmenybė, tai linkiu jums visko ko geriausio ir jeigu norėsit kažkokių patikslinimų klausimų, tai galite visada drąsiai man parašyti. Aš priminsiu, kad šitą eterį aš išsaugosiu ir po jo taip pat bus galimybė palikti savo klausimus ir aš juos atsakysiu. Tikriausiai vėl po savaitės padarysiu laivą antradienį ir atsakysiu toliau į sekančius klausimus, nes kaip aš sakiau, jūs palikot po paskutinio laivo virš 70 klausimų. Nežinau, kiek valandų reikėtų vesti laivą, kad atsakyčiau juos, tai atsakinėsiu po truputį. Bet vėlgi pasakysiu, ačiū jums už jūsų klausimus, kad jums reikia mano žinių ir informacijos. Nu, gerai, einam toliau. Sekantis klausimas. Ar man kada pasiseks su finansais? Tai yra vaikinas, nickname'as yra Pacaniokas, yra gimęs balandžio 20 dieną 1994 metais. Tai vėl pakartosiu, balandžio 20 dieną yra gimęs vaikinas 1994 metais. Klausimas yra, ar man kada pasiseks su finansais? Su finansais gali pasisekti visiems ir visada, bet labai priklauso nuo to, ką mes darom. Kur mes dirbam, ar mums patinka mūsų darbas, kiek mes gaunam už tai gražos, nes gyvenimas visada mums duoda tiek finansų, ant kiek mes atiduodam save, savo žinių kitiems žmonėms. Vertė mūsų auga ir auga mūsų finansai. Tuo pačiu, kaip sužinoti, ar aš ten dirbu ar ne ten, tai vėlgi čia gali būti ateisi į pagalbą numerologija ir astrologija. Ir aš dabar pasižiūrėsiu šiek tiek jūsų irgi duotybės ir jūsų stipriausias, silpniausias pusės, į ką atkreipti dėmesį, kad vis dėlto pasisektų. Nes jeigu mes pažįstam save, žinom savo stipriausias pusės, savo silpniausias pusės, mes tikrai žinom, į kokį mums darbą eiti, kokį atlyginimą mes norim ir ką mes už tai galim duoti. Ne tik tai savo brangų laiką, kurį jūs visi dabar atiduodat man ir dar kartą ačiū už tai, bet ir pasižiūrėti kitus momentus. Taigi, pas jūs apie duotybės, ką aš matau, jūs esat labai protingas vyras, tikrai daug žinantis, jūs mokat dirbti su dideliais kiekiais informacijos, jums labai tiktų sritis, kuri yra susieta su informacijos apdirbimu. Jūs taip pat esat diplomatiškas gana žmogus, nes nemėgstat konfliktų, nemėgstat kažkokių ginčių, visada bandot viską išbalansuoti, ir gražiai išeiti iš visos situacijos. Tai irgi yra jūsų vienas iš stipriausių bruožų. Taigi, IT sfera jums būtų tobulai. Tai aš labai rekomenduočiau ją atkreipti dėmesį, nes vėlgi sakau, jūs mokat apdirbti informaciją dideliais kiekiais, o tai yra būtent IT sfera, rašyti tuos kodus ir visa kita. Tuo pačiu galit būti ir mentorių, ir mokytojų, nes daug visko žinot ir jeigu jūs pagal savo gimimo datą, aš matau, nesidalinat informaciją, kurią žinot, jums auga nepasitikėjimas savimi. Kada jums auga nepasitikėjimas savimi, iškart galiu pasakyti, jūs tada bijot prašyti geresnio darbo, geresnio atlyginimo ir visa kita. Tai pagal jūsų gimimo datą jūsų pasitikėjimas yra susijęs su kiekiais žinių, kiek jūs saugo savo galvoje. Tai kuo daugiau dalinkitės, pasakokit, sakykit tai, ką sužinot, ir jeigu jums reikia kažkokių kursų, mokymų, tai 100 kartų pagalvokit, kur jūs paskui tai naudosit, nes tada, kuo daugiau žinių ir mažiau pasidalinimų, tuo didesnis nepasitikėjimas savimi ir realizacija, o tuo pačiu ir finansai gali būti netokie sėkmingi, kokius jūs norit. Einam toliau. Klausimas iš Valdos Bardauskaitės, kuri yra gimusi gruodžio 8 dieną 2000 metais ir jos klausimas yra, kokie šie metai bus. Tai pasižiūrėkim, kokie bus metai Valdos Bardauskaitės gruodžio 8 dieną gimusi 2000 metais. Šie metai jums yra, Valda, iš tikrųjų pokyčių laikotarpis. Tai reiškia, kad gyvenimas, likimas, Dievas, nežinot tai, ką jūs tikit, jums padės susitvarkyti ir atsikratyti to, kas trukdo jums tapti geriausia savęs versija, kas trukdo jums pasiekti savo tikslų, finansinės gerovės, realizacijos pilnos, laimingos šeimos, santykių. Tai atkreipkite dėmesį į šitą dalyką. Tai atims tik tai, kas trukdo eiti toliau į savo laimingą gyvenimą. Tai viską, ką galbūt kažkur pamiršit, kažkas, nežinau, sulaužysit, išmesit, kažkas iš žmonių, iš draugų nenorės bendrauti, tai viską priimkit, mieloji Valda, su dėkingumu,
ir ruoškitės naujam gyvenimo etapui, nes po jūsų gimtadienio, ne, kitais metais, aiškiai matosi, kad pas jūs į gyvenimą ateina labai daug naujovių ir naujienų, toks naujas gyvenimo periodas, aš pasakyčiau taip. Duosiu pavyzdį, ne? Pas mus yra perpildyta spinta visokių drabužių. Kaip ten mes įkišim naują drabužį, ten suknelį, švarką ar dar ką nors, jeigu ten nėra vietos. Tai dabar šitie metai, jeigu taip vaizdžiai kalbėti, jum yra laikotarpis, kai jūs turite tą spintą truputėlį pasitvarkyti. Tai kontaktai, telefonas, nežinau, pasižiūrėkite, ne, visur pasitvarkykite per šituos metus ir tada per sekančius, per tas laisvas atlaisvintas vietas, jūs gausit labai daug visko naujo, gero ir nuostabaus. Tikrai to iš viso širdies jums ir linkėčiau. Jeigu kalbėti konkrečiai apie gegužės mėnesį, tai Valda, jums gegužės mėnesį yra partnerystės mėnuo ir per partnerystės laikotarpį aš rekomenduočiau, jeigu turit jau santykius, tai juos gerinti ir stiprinti, nepamiršti dėkoti savo partneriu už viską, ką jis daro. Ir tuo pačiu, jeigu jūs neturit santykių, tai vėlgi kažką daryti dėl to. Ne? Pavyzdžiui, aš galiu per gimimo datą pasižiūrėti, kur galima sutikti savo antrą pusę, savo žmogų, kur reikia ten nuvažiuoti, nueiti, ką padaryti. Ne? Pavyzdžiui, gimimo data tikrai gali tai labai lengvai padaryti. Tai vat, jeigu neturit, tai vėlgi Valda galite man parašyti, aš pasižiūrėsiu ir jums atsakysiu jūsų klausimus. Tai tiek užrašiau klausimų iš tų 70, kurios palikot po mano įrašo. Dabar pasižiūrėsiu čatą ir atsakysiu jų porą klausimų, kurie buvo parašyti čia su jūsų gimimo data. Laura rašo, sveiki, ar galėtumėt surasti man merginą? Surasti ne, bet pasakyti pagal jūsų gimimo datą, kur ją ieškoti, kur nueiti, ta prasme, tikrai galėčiau. Tai palikit savo gimimo datą man ir aš pasižiūrėsiu ir pasakysiu jums. Einam toliau, čia už jūsų reakcijas, širdutes, palaikymą. Ligita klausia, ar susitaikysiu su vaikinu? Ar susitaikysit? Na, aš nesu būrėja, ne, aš galiu pasakyti apie tam tikras duotybės suderinamumo procentą jūsų poros, tai tik tai iš šitos pusės taikytis ar ne, čia priklauso nuo jūsų abiejų. Ne? Jeigu du žmonės nori būti kartu, jie abu kažką daro dėl tų santykių. Ir pavyzdžiui, pas mane praktikoje būna atveju, kad suderinamumas poroje yra tiesiog nuostabus. Ta prasme, vienas kitam labai tinka, gali sukurti nuostabų sąjungą, ne? Gyventi ilgai ir laimingai, kaip sakant. Bet, pavyzdžiui, vienas iš partnerių nenori įdėti jokių pastangų į savo santykius ir aišku, koks nebūtų suderinamumas, nieko čia nepadarys. Ligita, aš pasižiūrėsiu per jūsų gimimo datą, kas pas jūs yra dabar būtent gegužės mėnesį. Tokia mini, prognozėm pasakysiu. Gegužės mėnuo jum yra asocijuotas su tema, kuri yra susieta apie šeimos vertybės, apie apskritai šeimą, ne? Taip pat tai gali būti reikšti ir kraustymasis, pavyzdžiui, nežinau, ar jūs gyvent kartu, Ligita, tai gali būti, kad galbūt jūs abu keisite, ne, tą vietą, kažkokį gyvenimą, jeigu jūs jau abu gyvenat. Jeigu ne, tai gali būti reikšti, kad jūs galit pradėti kartu gyventi. Bet kokiu atveju, pagal jūsų prognozę, jūsų šio mėnesio prognozę, matosi, kad bus labai daug to judėjimo, kas liečia vertybės, būtent šeimos ir visa kita. Tai, sakyčiau, prognozė yra gera, bet viskas priklauso nuo jūsų, mieloji Ligita, veiksmų ir noro. Ar tikrai norit? Nes tuoj pasižiūrėsiu labai greitai jūsų suderinamumą. 15 dieną gimęs žmonės iš tikrųjų labai gerai jaučia, vėlgi aš matau Ligitą, parašė, kad jo vaikinas Martinas yra gimęs kovo 15 dieną. Ir visiems, kad būtų irgi įdomu klausytis, visi žmonės, kurie gimė 15 dieną, jie yra tokie kaip detektoriai, jie labai gerai jaučia kitų žmonių silpnybės, jie gali ir moka manipuliuoti kitais žmonėmis, kaip į teigiamą pusę, ne, motyvuoti, veikti, atstoti nuo sofos, taip ir į neigiamą pusę, pavyzdžiui, sakyti,
nu davai vynelio ar dar ką nors, ne, nu tai palauks tie darbai, mokslai ir visa kita. Tai va toks yra niuansas. Dėl jūsų gimimo datos lygiai tai iškart galiu pasakyti, jūs yra gimusi, lygiai tai yra gimusi spalio 19 dieną. Visi žmonės, kurie gimė 19 dieną, iš tikrųjų turi tokį blogerių, ne, žvaigždės simbolio. Tai jeigu žino žmonių, kurie yra gimę 19 dieną, tai iškart galiu pasakyti, čia žmonės, kurie turi stovėti ant scenos arba būti per tiesioginės eterius, vesti savo blogus ir visa kita. Tai nepamirškit šito dalyko, jums labai reikia pripažinimo ir rodyti žmonėms tai, ką jūs mokat, darot. Tai tikrai būkit ta žvaigždė. Taip, dabar žadėjau suderinamumą. Tai pasižiūrėsiu suderinamumo procentą ir tada bus mums lengviau ir greičiau kalbėtis toliau apie jūsų porą. Taip, suderinamumą visada žiūriu pagal asmenybės tipus. Asmenybės tipas tai yra paimta jūsų gimimo data pilna ir davesta iki vienaženklio skaičiaus. Turi gauti skaičius nuo 1 iki 9. Tai vat, pavyzdžiui, Ligitos ir Martyno asmenybės tipai yra 8 ir 3. Suderinamumas su 8 ir 3 yra 40%. Kuo didesnis suderinamumas pas žmonės, tuo lengviau jie pradeda santykius, bet paskui po metų, pavyzdžiui, po 10, po 15 metų, jie tampa kaip brolis ar sesuo. Kuo mažesnis suderinamumo procentas, pavyzdžiui, 40%, nu taip, ant ribos, aš sakyčiau, nėra labai daug ir nėra labai mažai Ligita. Tai kuo mažesnis suderinamumo procentas reiškia, kad pora liktų ilgai ir laimingai, jiems abu reikia nemažai pasistengti, bet jie rezultatą turės gilesnį ir geresnį. Taigi jūsų suderinamumo procentas Ligita yra 40%, tokia savotiška sąjunga, reikės darbuotis vienam ir kitam, kad išsaugoti tuos santykius. Jūs tikrai turėtumėt ieškoti kažkokių kompromisų, labai daug kalbėtis, jokių būdų šitoj poroj negalima slėpti savo jausmus, tai ką jūs jaučiat, ne, tai visus pykčius, viską turit eiti ir kalbėtis. Jeigu neina kalbėtis, nu toliau bus sunkoka. Tai ir tuo pačiu jums reikia abiems kažkokios bendros veiklos, kuri yra susieta su kūryba. Parašykit kartu dainą, nežinau, eikit šokti dviese, ne, sukurkit kažką. Jūs abu esat labai kūrybiški žmonės, jūs tikrai galit padaryti kažką, ką prisimins visas pasaulis. Širdutės, to koks palaikymas. Tai bijoju iš tikrųjų išeiti į eterį ir pradėti čia atsakinėti klausimus, nu tikrai reikėjo prisiversti man tai daryti. Tai labai iš viso širdies dėkoju už jūsų palaikymą, nu tikrai tai yra labai svarbu, ypač kai pradedi kažką naujo daryti. Gerai, tai sekantis atsakymas man bus Klaudijai, noriu paklausti apie karjerą. Na, Klaudija yra gimusi 1998 metais. Visi, kas yra gimę 20 dieną, iškart galiu pasakyti, jūs turit visą gyvenimą, nu tokį, sakyčiau, misiją savo, išlaikyti labai gerą santykį su savo artimais žmonėmis, su giminaičiais. Ačiū širdutės. matau viską, ačiū labai. Tai Klaudija, jūs esat gimusi 20 dieną ir tai reiškia, kad jūs turit pati inicijuoti tuos gerus santykius, nesiginčyti, nesipykti su artimaisiais ir giminaičiais. Tai yra jūsų tokia, nu sakyčiau, šio gyvenimo pamoka, kas nebūtų priimti savo tėvus ir giminaičius tokius, kokie jie yra, nes tai yra jūsų pamoka. Nu, va, tiesiog paimkit, va, taip, Klaudija, šitą dalyką. Toliau visi, kas yra gimę spalio mėnesį, pavyzdžiui, aš irgi esu gimusi spalio mėnesį, tai vėlgi visiems pasakysiu, spalio mėnesį gimę žmonės yra be galo sėkmingi. Nu, va, sėkmė jums tiesiog yra įgimta nuo pat mažens. Ir čia svarbiausias dalykas yra girdėti savo nuojautą. Ką sako jūsų nuojauta? Jeigu jinai sako, va ten neeik, su tuo nebendrauk, tą nedaryk, tai aš visada rekomenduočiau klausyti savo nuojautos. Pavyzdžiui, mano nuojauta pasakė, eik ir dalinkis savo žiniomis, ne tik tai savo Facebook, Instagram ir YouTube paskyroj, bet ir į TikToką. Nu tai kas iš to išeis, pažiūrėsim. Bet žiūrint į jūsų reakcijas, jums patinka. O tai yra svarbiausia. Taigi, Klaudija. Karjerą, ne? Kokia duotybė? Tai prisiminkim apie tai, kad jūs esat gimusi spalio mėnesį, tai reiškia, jūs esat labai sėkminga ir žmonės, kurie
gimė 10 mėnesį, jie gali iš tikrųjų užsiimti daugeliu profesijų, ne? Nes jums viskas seksis. Vienintelis niuansas yra čia tame, kad jūs negalite užsisėdėti vienoje vietoje labai ilgai. Jūs nesate žmogus, kuris po mokyklos nuėjo, baigė universitetą ir visą gyvenimą pradirbo tuo, ką, pavyzdžiui, mokinotės. Visi, kas turi asmenybės tipą 3, žmonės turi gyvenimo cikliškumą 3 metai. Po 3 metų jūs keičiat profesiją, keičiat galbūt kryptį ten, kur dirbate, ne? Jūs turit pakeisti savo realizacijos kryptį. Kitaip pradeda visokios nesėkmės ateiti, ne? Kažkas ten kažkas atsitinka. Tai yra jums ženklas, kad jūs sustojat, o jums eiti reikia toliau, Klaudija. Tai kas 3 metai reikia girdėti savo nuojautas ir eiti ten, kur veda jų širdis. Jūs labai gerai, Klaudija, žinot, kur yra pinigai, kaip juos užsidirbti, tik tai reikia šiek tiek drąsos ir netinginiauti, nes pasakyčiau vienas iš jūsų tokių minusų, šiek tiek patinginiauti, norit, kad viskas būtų atnešta, nežinau, iš dangaus, ar ne? Kad kažkas už jūs kažką padarytų, tai, Klaudija, ne, šiek tiek netoks jūsų kelias, bet jūsų sėkmės lygis parodo, kad jūs tikrai galite labai daug ką daryti. Žiauri daug ką. Jeigu žiūrėti dabar jūsų šių metų tendencijas, ne, tai vėlgi aš matau, kad pas jūs prasidėjo naujas ciklas, tikriausiai yra galbūt arba naujas kažkoks darbas, arba atėjo nauja idėja, ką padaryti, tai labai rekomenduočiau realizuoti tą idėją. Vienas perspėjimas, labai stebėkit finansų sritį, jokių kažkokių, žinot, tų tokių finansinio išlaidavimo aš nerekomenduočiau. Jeigu kažkur finansuosit, investuosit savo pinigus, tai darykit tai apgalvotai, planuotai. Tai jokių tų, oi, užsinorėjau ir nupirkau, ne, sustojam, pagalvojam, paskaičiuojam išlaidas įplaukas ir tada nusprendžiam, ar mes galim tai padaryti ar ne. Nes jūsų finansai šiais metais reikalauja tvarkos ir tiesiog ten laikyti tą fokusą. Tada viskam užteks ir tikrai viskas bus gerai. Ir šiais metais, Klaudija, jokių kreditų, neduodat pinigus kitiems ir neprašot iš kitų. Tai tokia būtų rekomendacija. Jeigu dar turėsit klausimų, tai jūs man parašykit. Monika parašė, ar turiu prakeiksmą, nes vos ne mėnesį nelaimės. Monika, iš tikrųjų aš nesu būrėja, aš esu astrologė, numerologė, pas mane viskas yra šiaip apskaičiuota, tai pasakykime, ne? Nelabai tikiu į tuos visus dalykus, žinau, kad mūsų gyvenime yra tam tikros situacijos ir tos situacijos gali užsitęsti. Likimas, gyvenimas, Dievas, žiūrint į tai, ką visi tiki, visada mus sustabdo per finansus, per sveikatą, per santykius, per kažkokį ilgą laikotarpį nesėkmių, jeigu mes einam ne ten, gyvenam ne su tuo žmogum, tiesiog darom kažką ne taip, ką turėtume daryti, ne? Nerealizuojam savo potencialą, kaip pavyzdys. Tai, Monika, sakau, į prakeiksmus netikiu, čia negaliu jums nieko pasakyti, ne? Bet kas dedasi šį ir praeitą mėnesį pas jūs gyvenime, aš tikrai pasižiūrėsiu dabar ir jums pasakysiu. Bet vėlgi, svarbiausias dalykas, kai atsiranda daug problemų ir jie tęsiasi ilgą laiką, tai pirmas ženklas, kad kažką darom ne taip. Reikia sustoti, pasižiūrėti savo visas gyvenimo sferas, pavyzdžiui, kur dirbat, ką darot, su kuo gyvenat, kur gyvenate, kokie yra pomėgiai, ar seniai, nežinau, kažką savo nupirkot, ar džiaugiatės gyvenimu, kad šiandien yra saulė, galbūt lietus ir taip toliau, ne? Tai nuo šito dalyko pradedam ir jeigu kažkokias sritis gyvenimo mūsų netenkina, mes turim sustoti ir pagalvoti, ką galiu padaryti kitaip. Nes mūsų kiti veiksmai, kitos mintis atneša kitą rezultatą, kuris mus tenkina ir pradeda mūsų ne nelaimės, o laimės periodas. Tai atsakyčiau taip, bet vis tiek, Monika, žiūrim dabar Liepos 18 dieną 1997 metais, 26 metai, Monika, jums reikia labai daug bendrauti su žmonėmis. Jeigu pradedat sėdėti namie ir niekur neeiti, gyvenimas jums tikrai atneš daug visko. Jūsų dabartinis periodas yra pokyčių laikotarpis. Atsimenat, prieš tai atsakinėjau paneliai, koks yra dabar pas ją periodas, tai Monika, pas jūs yra
pokyčių periodas. Ir viskas, kas išeina, lūžta, atėmė, mes turim atiduoti su dėkingumu. Darykit dėkingumo praktikas. Atsikelkit ryte ir pasakykit ačiū už tai, kad aš esu gyva, atsibudau, nežinau, kad šviečia saulė, kad eina lietus, nesvarbu, koks yra oras, ne? Aš turiu jėgų, arba aš neturiu jėgų, ačiū Dievui, kad galiu ten pagulėti, paglostyti šunį ar katinį, jeigu jūs turi kažkokį gyvūną, šeimą. Bandykit kiekvieną savo dieną pradėti nuo dėkingumo. Ir tada jūs pamatysit, mieloji, kaip pradės jūsų gyvenimas keisti. Na, taip, šie metai nėra jums labai lengvi, bet viskas visada praeina. Ir visi sunkumai ir pokyčiai visada atneša tik geresnį gyvenimą. Nepamirškit tai, Monika. Tai šitas periodas praeis ir prasidės naujas, nuostabus. Gegužės mėnuo yra labai finansiškai palankus periodas, laikotarpis ir aš, Monika, labai rekomenduočiau jums, jeigu ateis kažkokios idėjos, jas pabandyti realizuoti. Nes per šį mėnesį ateina idėjos tos, per kurias jūs galite gauti finansinę grąžą tokią, kokią jūs turėtumėt gauti arba norėtumėt. Tai atkreipkite dėmesį, kad dabar pas jūs yra labai geras periodas gauti papildomus finansinius kažkokias, nežinau, dovanas, galimybės, pažintis. Tai, Monika, drąsiau, viskas bus gerai.